Šiandien turime svarbių naujienų iš Kupiansko krypties. Čia kova dėl Kupiansko pasiekė lemiamą pabaigą, kai Ukrainos pajėgos siekė sunaikinti paskutinius Rusijos pasipriešinimo židinius. Rusai buvo puolami iš visų pusių, o po mėnesių žiaurių miesto kovų jų paskutinių gynybinių pozicijų žlugimas buvo būtinas, kad Kupianskas pagaliau būtų laisvas. Ukrainiečiams jau pasiekus didelės sėkmės puolime, Rusijos pajėgos bandė atkurti savo pozicijas infiltravimosi taktikomis. Tačiau Ukrainos daliniai jau buvo užblokavę pagrindinius tiekimo ir prieimo kelius į miestą, paversdami Kupianską uždarų mūšio laukų, kuriame bet koks judėjimas galėjo būti aptiktas ir taikomas. Rusų kariai buvo priversti naudoti improvizuotus infiltravimosi būdus, įskaitant judėjimą tuščiais požeminiais vamzdžiais. Tačiau kadangi Rusai jau kelis kartus anksčiau bandė tai daryti šią kryptimį, ukrainiečiai visiškai numatė šiuos veiksmus. Buvo paruoštos pasalos ir daugelis infiltruotis bandžiusių karių buvo sunaikinti dar nepasiekę Kupiansko. Kiti, supratę savo padėties beviltiškumą, pasirinko pasiduoti, užuot susidūrę su neišvengiama mirtimi, nes tapo aišku, kad jokia pagalbos jėga neatvyks rusų kariams, likusiems Kupianske. Paskutiniai Rusijos pasipriešinimo židiniai buvo sutelkti vietinėje ligoninėje, mechanikos gamykloje ir vienoje iš miesto mokyklų. Dronų operatoriai, aprūpinti termovizoriais, pirmiausia žemėlapyje pažymėjo priešo pozicijas, nustatydami rusų karių susitelkimo vietas ir sekdami jų judėjimą tarp pastatų. Tuomet, kai Rusijos kariai bandė persigrupuoti į netoliese esančius daugiabučius, kad galėtų atakuoti Ukrainos sausumos komunikacijos linijas, Ukrainos šturmo grupės reagavo nedelsdamos ir užkirto tam kelią. FPV dronai taikėsi į Rusų pozicijas, priversdami gynėjus pasitraukti į atviras vietas, o sausumos pajėgos žengė į priekį su sunkesniais sprogmenimis, kad neutralizuotų pasipriešinimą. Šis oro taiklumo ir sausumos puolimo derinys įkalino daugelį rusų kovotojų viduje, kurie buvo arba nukauti, arba paimti į nelaisvę. Užėmus daugiabučius, rusai visiškai izoliuoti savo tvirtovėse pramoniniuose ir švietimo kompleksuose, nes ukrainiečiai toliau veržėsi į priekį. Tyčia buvo sukeltos gaisrai, kad išrūkytų įsitvirtinusius gynėjus, sukeldami chaosą ir priversdami Rusijos karius pasirodyti atviroje vietoje. Dauguma jų žuvo, tačiau keli pasidavė spaudimui, o Ukrainos kariai dokumentavo paimtus ginklus ir belaisvius. Paskutinė ir stipriausiai ginama pozicija liko rajono ligoninė ir 2 daugiabučiai, kurie buvo paversti paskutiniu bastionu. Dronų žvalgyba parodė, kad Rusijos kariai ieško medicinos priemonių, bandydami išlaikyti gynybinės pozicijas iš daugiabučių. Ukrainos pajėgos atsakė dislokuodamos snaiperius su termovizoriais gretimuose pastatuose, sistemingai likviduodamos bet kokį judesį viršutiniuose išorinių gynybinių daugiabučių aukštuose. Be to, FPV dronai buvo naudojami smūgiuoti į svarbiausias pozicijas, kad priverstų gynėjus pasirodyti, o bandantys persikelti iš karto buvo neutralizuojami snaiperių ugnimi. Po šių smūgių Ukrainos kariai bandė patekti į pastatus, tačiau aptiko, kad įėjimai užminuoti. Nenorėdami be reikalo aukoti žmonių, vadai įsakė panaudoti daugiau nei 100 kg sprogmenų, kad būtų pralaužtos ir sunaikintos svarbiausios pastato dalys. Po to sekė koordinuoti artilerijos ir aviacijos smūgiai, kurie suskaldė ligoninės kompleksą į atskiras griuvėsių salas. Net ir tada dronų vaizdo įrašai parodė išgyvenusius Rusijos karius, bandančius rinkti sniegą vandeniui, kas pabrėžė jų beviltišką padėtį. Ukrainos šturmo komandoms buvo įsakyta judėti sektorius po sektoriaus, išvalant likusius griuvėsius artimoje kovoje, kol visas pasipriešinimas buvo sunaikintas. Po šių paskutinių tvirtovių sunaikinimo paieškos ir naikinimo komandos sistemingai šukavo miestą. Naudodami dronus su termovizoriais, jie aptiko paslėptus rūsius ir slėptuves, kur liko izoliuoti Rusijos kariai, atkirsti ir nebegalintys kelti puolamosios grėsmės, vis dėlto juos reikėjo likviduoti. Pasipriešinimas greitai tapo vis labiau ribotas. Vienas Rusijos karys susisiekė su Ukrainos pajėgomis per iniciatyvą Noriu gyventi, teigdamas, kad buvo paliktas be aprūpinimo kelis mėnesius, po ko jis buvo saugiai paimtas į nelaisvę kaip karo belaisvis. Kai Kupianskas galiausiai buvo išlaisvintas ir visi rusai buvo arba sunaikinti, arba paimti į nelaisvę, Rusijos karo analitikai atvirai pripažino nesėkmę, aprašydami, kaip paskutiniai gynėjai galiausiai buvo sunaikinti po daugiau nei 100 dienų visiškos apsupties. Jų pyktis daugiausia nukreiptas į Rusijos vadovybę, kuri ir toliau vaizduoja Kupianską kaip ginčijamą ir iš dalies kontroliuojamą Rusijos, nepaisant priešingų įrodymų.
Kai kurie kritikai netgi ragino atleisti aukščiausius generolus, kaltindami juos karių palikimų ir tyčinių situacijos vietoje iškraipimų. Apskritai galutinai sunaikinus pasipriešinimą ir išvalius visas likusias kišenes, Kupianskas dabar visiškai išlaisvintas ir yra Ukrainos kontrolėje. Ši kova tapo tiek taktinė, tiek simbolinė pergalė, atskleidusi Rusijos operacinės sanglaudos žlugimą šiame regione ir privertusi net prorusiškus balsus pripažinti pralaimėjimo mastą. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.